Sveiki, mėlyjeji. Malonu su jumis vėl pasisveikinti, susimatyti, pasikalbėti, išgirsti ir būti pačiai išgirstai. Šiandieną laivas yra labai toksai atėjęs iš vienos klientės, kuri nėra tiesiog klientė, bet jinai yra tiesiog sielos dvynė, galima sakyti, kurią likimas atsiuntė pasikonsultuoti būtent į mano grupę Mediko žvilgsnis pro rožinis akinis. Aš esu Oksana ir noriu jūsų paklausti, kaip jūs laikotės, nes jūs man visi rūpite. Aš esu medikė, kuri buvo keliose barikadų pusėse. Turiu galvoje tai, kad kaip greitai galima prarasti sveikatą ir kaip galima ją greitai, žinant įrankius, susirinkti. Tai vedama šitos gražios misijos sulaukiu labai daug klausimų, sukūriau grupę privačią, kur žmonės tiesiog prašo, ar galite mane irgi priimti. Labai vertinu ir dėkoju, kada jūs dalinate savo ir skausmais, ir džiaugsmais. Aš tą viską pati labai tikrai suprantu ir niekom nesistebiu. Ir dabar, ką norėčiau šiandieną jums papasakoti. Kreipėsi moteris vardu Jurgita, kuri parašo, kaip jinai jaučiasi, kada jinai pradėjo keisti gyvenimo būdą. Ir jinai pasipasakojo man, kad jaučiasi labai puikiai, o ilgą laiką negalėjo tiesiog atrasti savo amžiaus riboje, savo gyvenimo tempu, kaip save atstatyti. Buvo taip, kad neturėjo lyg ir daug energijos, o darbas reikalauja tos daug energijos. Ir tiesiog atėjo amžius, kur ir aš esu tokiam pačiam amžiuje, kuris jau yra tas hormonalinis balansas, disbalansas labai tikrai aktualu ir svarbu. Ir aš už ją labai džiaugiuosi, kad mes tiesiog sugebėjome pačią savo padėti. O pagalba atėjo iš labai žinomos geros kompanijos, kur tiesiog yra kompanija lyderė. Jinai yra žinoma keliose pasaulio šalyse ir jų yra ne tiek mažai, 50. Ir visi 50 valstybių apie ją žino. Tai yra mokslo patvirtintas produktas iš gamtos, kuris tinka visai šeimai nuo lėliuko iki dėduliuko. Ir tiesiog medikai, kurie tokie pat kaip ir aš, gal ir skeptikai buvom, ir yra dar daugelis jų tokių, ir aš pati kritau į tą vadinamą 1% galbūt, kur labai sunkiai, tikrai, kol viską nepraradau, ir sveikatą, ir kitų dalykų, ir darbą, ir daug ką reikėjo pakeisti, ir išmokti vėl labai daug, ir susirinkti save. Tai aš irgi ilgai nesupratau, kad yra kita alternatyva ir vertė. Tai va šiandien būtent dėka, Jurgita, tavo tokio prašymo vakar, kad kaip man padėkit susidėti krepšelį, nes noriu jau keliauti, nes taip žmogus labai gerai jaučiasi. Ir kilo mintis tokia, o kas tau vertybė? Ir žinokit, pati save tikrai atgal atgrąžinau ir galvoju, kas man yra vertybė? Ką suvalgiai, ką pamatei, tai yra tikrai tavo, ar ne? Ir tai yra tikrai turinti vertybė išliekamąją vertę. Ir tai yra balansas, harmonija sveikatai, ištvermiai, partnerystiai, bendrystei sukurti. Ir dėl to norisi man šiandien apie tai pakalbėti. Nes tikrai, ką suvalgi ir
ką pamatei, tai yra tikrai tavo. Bet tam, kad ir būtų ką valgyti, ir atsirinkti, ką ir kaip valgyti, ir kad dar būtų tas resursas norėti ir pakeliauti, tai reikia mums išmokti tikrai teisingai gyventi. Tai va dabar aš šiandieną pasidalinsiu, kaip aš pati esu pajautusi, išvažiavusi į kelionę, kaip sustreikuoti gali mum ir miegas, ir ne mūsų tai yra aplinka, kai mum gali sustreikuoti ir virškinimas, ir kadangi virtuvės yra įvairios, azijiečių aišku jos yra labai aštrios, ispanų yra labai daug tenai vaisių, daržovių ir vynų ir visa kita, bet kada žmogus nevartoja alkoholinių gėrimų arba neturi kažkokių tai priklausomybių ir neišmėta savo pinigų cigaretėm, alkoholiui, jam visą laiką lieka. Ir aš dėkinga esu tikrai ne vienam žmogui, kuris sako, nu tai kaip dabar, jeigu aš jau ir nerūkau ir tokį tikrai gyvenimo būdą aktyvų gyvenu ir neturiu tikrai galbūt tų priklausomybių, sako, tai negi man gaila sau nusipirkti gerą produktą. Tai va už tos tokius sakinius, už tokius pajautimus tiesiog negali tylėti, norisi dar ir daugiau pasakyti ir pakalbėti apie tai. Nu ir tai yra tikrai visiškai mūsų gyvenime yra į tos kelionės, kai pagalvojai ir kur mes tikrai dedame tą pinigą, kad išliktų tą ilgavertę vertė, kaip aš sakau, ar ne, tai sveikata ir yra būtent ta tikrai vertė. Išliekamoji mūsų turto vertė. Nes pradėkim nuo savęs ir palikim po savęs, kad nebūtų tiesiog bet kaip, ar ne? Kad būtų ir artimas žmogus šalia ir kad norėtųsi tikrai su kažkuo ir į tą kelionę nuvažiuoti ir tiesiog atsistatyti, parvežti kažkokį tai savo, kaip aš sakau, ką suvalgi ir ką pamatyti, yra tikrai tavo ir dar gali ir kitam apie tai papasakoti. Tai yra tikrai labai faina. Ir ką, ir dabar kalbam tada, ar ne, kad manęs paprašė tiesiog sudėti krepšelį. Nu ir aš dabar pradėjau galvoti, ką dėti į tą krepšelį. Saulėtose šalyse mums reikia turėti visą laiką alijošiaus gelio, kadangi jis yra ir vabzdys, kada įgelia, jisai yra antiseptikas, jisai yra labai drėkiklis, jis neturi jokių šalutinių, kaip aš sakau, švedų kalba maišas, tokių reakcijų kažkokių nepageidaujamų, ar ne? Ir tada galima pasidaryti tiesiog savo kremuką, tokį, kokį ir aš darausi. Mūsų kompanija turi labai gerą lasjoną, kurį galima skiesti su karotino kapsulė, ją tiesiog nukerpi, sulašini į tą lasjono buteliuką. Aš dedu 3 kapsulės karotinoido, paimu mineralinio vandenio, dar ten kokį gerus porą šaukštų mineralinio vandenio, nes ten yra jonai mineraliniam vandenį. Įdedu taip pat antioksidantą mūsų gražuolį vitaminą E, jis yra irgi labai geras, čia nežinau ar matot, kaip aliejukas, kuris nepalieka pėdsako, jis labai greitai rezorbuojasi ir žinokite, vat, kokia gaunasi graži spalvytė. Aš nežinau, čia pas mane saulė ar ne, bet matos toks gražus, labai oranžinis, jis labai ilgai išsilaiko, jis tikrai nepagenda, kadangi ten yra natūralūs produktai ir lygiai taip pat aš į jį dedu dar alijošiaus geliuką. Tai tie 4 dalykai, man atrodo, mūsų kremukas, lasjonas kūno, yra į jį dadėtas alijošiaus gelis. Jeigu norite ir nuo saulės vieną tik alijošiaus gelį naudokite, įdėkite vitaminą E kapsulytę, mineralinio vandenio keletą šaukštų ir įdėkite karotinoido kokias 3 kapsulės. Tai bus jums visas ultravioletinio filtro apsauga, kaip ir drėkiklis, ir labai gražus kūnas. Nu, aš pati čia sėdžiu, nežinau ar matot, bet visi tikrai daug kas pastebi, sako, koks persikinis tavo
kūnas. Nu tai vat, dėka šitų gerų dalykų. Ir galima tiesiog į mažesnį kiekį, į kelionę, į vat, gražų krepšelį. Čia aš irgi viską papasakosiu, kas jame dar yra. Ir išsitepliojate ir viskas. O naktį, jeigu jau matote, kad oda sausėja, tiesiog tepkite veidą, lijo šiaudgelių ir visą kūną, ir pėdutės, ir visą kitą. Ir būsite labai labai tikrai, pamatysite, koks tai yra. Ir kvapas, netgi galima dar į tą patį buteliuką. Aš paskutiniu metu, kada važiavau į Malagą, aš įsidėjau netgi eterinio aliejaus, rožių kvapo, tai po to išsimaudimo sūrioj jūroj, žinokite, labai buvo kažkoks egzotiškas, tiesiog visi sako, nublemba, kas čia dabar sako, taip kvepia. Tai va, būtent tie kvapai dar natūralūs labiau išryškėja ir tas poveikis, efektas atsiranda būtent jos naudojant gamtoj, nes šita produkcija yra sukurta iš gamtos. Tai kiekvienam tikrai linkiu pabandyti, jie tikrai nekainuoja kosmosą, yra eiliniai paprasti dalykai, ką mes kiekvieną dieną buitį naudojam. Dar ką aš pastebėjau, kada buvau, mano labai išsausėjo plaukai, nes jie džiuvo labai greitai, saulė buvo labai aštri ir kadangi mano plaukai yra garbanoti, man juos ir iššukuoti labai kartais yra sunku. Tai aš neturėjau netgi vienu metu šampūno įsigijusi tokio, kokio aš norėčiau, o mano geros kompanijos buvo pasibaigęs. Bet aš, kada važiuoju į kelionę, aš įsidedu va tokį LDC, jis yra natūralus muilas, aš įsidedu jo labai nedaug, 50 gramų, nes čia yra koncentratas. Tai jūs nepatikėsit, aš tiesiog ploviau galvą, nes tai yra leidžiama, aš ir savo katytę ufą maudau šitą muilę. Labai nedaug reikia ir įsiskalbėm, ir neliko dėmių, ir žinokite, aš ir galvą įsiploviau, tai aš pati tiek nustebau, kad man atsistatė šitaip tie plaukai. Tai, čia tikrai sakau teisybę, nes šita kompanija yra man tiesiog kažkas tai, kur reikia kiekvienam pabandyti. Ir labai labai tikrai norėčiau, kad jūs juos įsigytumėt ir pabandytumėt. Kompanija yra Neolife'as. Jeigu kam įdomu, galiu atsiųsti nuorodas, kaip galima įsigyti visą šitą ir tikrai padėsiu, sudėsiu ir krepšelį jums, jeigu reikia. Tikrai neatsisakau pagalbos, pasisiūlau tiesiog. Ir tai bus patikima labai. Ir ką daugiau galiu pasakyti? Tai mes apie odą ir apie plaukus mes pakalbėjom, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, virškinimo sistemai. Dėl ko yra tai labai aktualu? Kai aš sakau keletą kultūrų, keletą valstybių, plus miego laiko skirtumas ir gali išsiderinti mums labai greitai virškinimo traktas. Tai ką aš pastoviai turiu? Kad vasarą mums neprarasti labai daug skysčių, taigi neįsi su tom butelkom apsikarstęs atrodo ir prakaitavimas yra labai intensyvus ir mes prarandame labai daug mineralų, mes ypatingai prarandame magnį ir širdelė mūsų gali trūksta jai tų gerų mineralų. Tai aš vietoj to vadinamo magnio, ar ne, vežuosi visą laiką betagardą. Betagardas yra labai geras produktas, jis yra nuo virusų, nuo peršalimų, jis yra taip pat antioksidantas, jame yra labai daug vitamino E, jame yra ir B grupės vitaminai, jis yra dar toksai kaip ir karotino, labai graži jo yra spalvytė, vat tokia pati geltona, jeigu matot, ar ne, labai oranžinė, graži. Ir jinai yra labai mums reikalinga, kadangi ten yra dar ir magnio ir kitų elementų. Tai va, šitas mylimukas visą laiką keliauja. Visą laiką pasiemu karliką, tai yra mūsų česnako kapsulytė su rozmarinu. Rozmarinas irgi turi labai daug eterinio aliejų ir pats česnakiukas šitas, jis yra ten ne iš vien česnako, yra ir daug kitų įdėta, kaip aš sakau, svogūninės kilmės preparatų, bet jisai dar turi tokią savybę, kad jis pasėja žarnyne gerąją bakteriją ir jis yra natūralus antibiotikas. Tai pagalvokit, kaip faina, ar ne? Tai va, jis yra labai tikrai skanus, labai kvepia, aš kai jį atsiplėšiu, tai visas kambarys pas mane kvepia ir aptrauktas yra labai lengva plėvele, kur tiesiog
labai lengvai nusiryja, labai gražiai skaldosi ir neapsisunkina virškinimas. Lygiai taip pat noriu pakalbėti apie fiberį. Fiberis tai yra mūsų sėlenos, jis yra labai geras, kadangi duoda sotumo jausmą, jisai valo mums žarnyną, atstato peristaltinius judesius, jis padeda susitvarkyti mums su cukraus kreivę šokinėjančią, jisai padeda mums išvalyti kepenis, cholesterolį ir atstatyti tikrai, jeigu ilgą laiką vartojate, tai yra tikrai begaliniai didelė pagalba. Ypatingai žmonėm padeda, kas turi diverkulitą. Gal žinote tokią bėdą žarnyne, kišenės vadinamos, ir jos kaip pritunka, atsiranda tikrai ir užkietėjimai vidurių, ir skausmai begaliniai dideli. Tai čia yra numeris 1 ir ypatingai jisai yra man padėjęs asmeniškai numesti svorio. Aš pasakojau kažkokiam įraše laive, kad per keletą dienų aš per savaitę numečiau iki 3 kg 700. Nieko tiesiog ypatingo nedarant. Labai gerai jaučiausi ir dabar po šią dieną aš jį vartoju ir turiu. Ir ką dabar galima pasakyti toliau, ar ne? Yra labai geri, jeigu važiuojate su šeima arba su draugė, iš tikrųjų faina, gerai, išsitrauki iš rankinukų ir nustebini draugę. Tai yra tokie šokoladukai, batonėliai vadinami. Jie yra labai ypatingi tuom, kad jame irgi yra to pačio fiberio, yra įdėta omega, yra įdėti proteinai, yra uogos, vaisiai. Ir čia jų yra labai gera sudėtis. Aš pati, kai juos suvalgau, tai aš kokias 2 valandas, 3, tai aš net aplamai apie maistą negalvoju, nes aš esu kažkokia euforijai, kai drugelis skraidau. Irgi čia yra įdėta ir B grupės labai daug vitaminų, energija labai jisai turi, pakelia vitaminas C, tiaminas, riboflaminas, vitaminas B6, folinė rūgštis. Jūs pagalvokite, kaip yra reikalinga mums folinė rūgštis, ar ne? Ir čia yra B12, kalcis yra įdėtas ir jo yra tikrai nemažai, yra įdėtas chromas, kuris mažina mums glikemiją. Tai čia tas produktas, tai yra numeris 1, kada važiuojate į kelionę. Galite pasimti ištvermį, atstatyti ir miegui sutvarkyti. Toks yra sportone, tai yra ir gemino rūgštis, jos padeda mum, kaip aš sakau, susitvarkyti su nuovargiu, atstatyti miegą. Mūsų nuo kelionių, kada mes surenkam labai daug žingsnių, kaip ir aš po 55 000 žingsnių per dieną. Čia buvo startas nuo 24 iki 35, dabar jau kabinu į 50 000 žingsnių. Ir raumenys tikrai labai skaudėjo, tai aš vartojau šitą produktą Sportotone, tai jis labai man padėjo. Ir ten dar yra B4 cholinas, jis yra labai reikalingas atstatyti mums nervinius impulsus ir koncentraciją. Ir didina labai ištvermę. Lygiai taip pat didina ištvermę mūsų apvytas. Jis yra jau kaip ir naujovė, antras produktas po naujovės. Tai jis turi labai gerą sudėtį, vieną maišeliuką, bet tas vienas maišelis, jisai skiedžiasi su stiklinė vandenio. Ir jis atstato mum nuovargį, jis mum išvalo kraujagyslę, jisai mums sutvarko pakilusi kraujospūdį, jeigu mes ten pervargom kelioniai, vaikštom labai daug ir tiesiog jau nebežinom ir gert norim ir viską. Čia yra įdėtas burokėlis, burokėlis žinot patys, ką daro, ar ne? Ir tai yra toks labai geras energetikas, azotas. Tai jeigu jau kada važiuojate, tai į tokią maišelytę, tašelytę susidėkite, jie yra labai lengvučiai, bet labai efektingi. Tai juos aš visą laiką vežuosi ir kuom dar man patinka ištvermiai pakelti vasaros metu, yra tokia arbatėlė. Šita arbatėlė, pakelis atrodo didelis, bet jeigu taip gyvai pažiūrėti, jis atrodo šitaip mažas irgi maišeliukas, jo reikia labai labai nedaug. Įbarstyti keletą miltelio grūdelių ir jis yra geriamas šaltas netgi. Aš jį geriu, žinokite, ir kada išeinu į pasivaikščiojimą, jį tiesiog su savim nešuosi, prasiskėdusi vandenį ir aš tą šaltą arbatėlę geriu. O rudenį vakarais aš ją geriu šiltą. Ir jinai turi labai gaivų skonį, ten yra įdėta ir ženšenio, ir
Tai toksai žaliosios arbatos ekstraktas, jisai mums ir antioksidantas labai stiprus yra. Į pirtis, kada einu aš jį geriu, jis labai išvalo man išprakaituoju, aš tiesiog atidaro poras, suaktyvina kraujotaką. Ir aišku, tik neuždauginkit, nes gali kai kam pakelti ir kraujospūdį, ne? Nu tai va, mes jau pakalbėjom apie virškinimą, kaip mums kelioniai susitvarkyti, kaip mums miegelius susitvarkyti ir išlikti pozityviem, kad nepervargtumėm, kaip mums atstatyti nuovargio metu ištvermę. Pakalbėjau, tai čia yra toks lengvas maišelytis. Tai jums žinokite, nei užima vietos, tai aš tą kompaniją gerbiu, nes kam imti 10 prausiklių, kada gali paimti vieną Super 10 arba vieną LDC šampūną, muilą, ką tik nori, ar ne? Ir jis tavęs nealergizuoja, jis yra natūralus, gali naudoti visą šeimą. Nu, kur tu rasi geriau? Arba, pavyzdžiui, kad ir karotinoidai, kaip aš papasakojau, kremą galima pačiam pasidaryti. Lygiai taip pat yra apsauga maišelyje, dėžutė yra mūsų Provitalio, labai faina, čia yra karotinoidai, yra omega, yra žuvies taukai, yra grūdų gemalai, yra B grupė, 18 vitaminų, polivitaminų, multivitaminų. Tai vieną tokį maišyti, 5 dienom 5 maišiukus, ir neapsisunkini, ne? Tai ar nėra smagu turėti tokių dalykų? Ir kada mes keliaujame į kitas pasaulio šalis, aš tiesiog didžiuojuosi, kad aš atradau šitą kompaniją, kad manimi rūpinasi mano sūnus, jisai tikrai labai žiūri, ką irgi nepakenkti savo, o kaip savo geriau padėti, kur mums išlikti resurse. Ir tas resursas turi turėti tokią grįžtamąją vertę, kaip kad jinai išliktų ilgavertė, suprantat? Tai išliekamoji vertė turi išlikti. Tai ką aš tuos produktus vartoju, tai aš pastoviai jaučiu tokią, kad aš esu resursė ir turiu išliekamąją vertę. Sveikatą ir tai, ką suvalgiau, ką pamačiau, tai yra mano. Ir dar, kad gali kažkas manim rūpintis, tai yra labai smagu. O aš tai galiu pasidalinti kaip žmogus, kaip medikas, kaip tikrai pati susidūrusi ir tiek daug metų galiu tikrai plačiai papasakoti, surinkti, padėti ir jum. Tai irgi esu labai tuom patenkinta ir laiminga, kad esu jum reikalinga. Ir mano žinios, jos tikrai yra per mane pačią išjaustos ir patirtis, ir mokslas, ir faktai, viską tai užėmė tikrai ne vieną dieną, tai yra tikrai ilga kelionė mano. Ir aš už tai dabar tą turtą turėdama perteikiu ir jum, kad geriau būti mums laimingais, sėkmingais, rezerve su išliekamąją verte, negu kažkur tai norintiem pradingti. Tai aš nepradingstu, esu drąsiai jungiuosi į eterį ir mes einame visi kartu į tą šviesų rytoj, ar ne? Tai dabar toliau apie tas keliones. Tai daugmaž papasakojau virškinimui, miegui, ištverimiai, ką reikia. Dar grožį nepasakiau, ar ne? Tai kaip čia mesgi grįšim iš kelionės negražios? Mes turim būti gražios, ne? Teko man vienu metu važiuoti, aš nespėjau netgi depiliacijos pasidaryti. Ir mano oda iš tikrųjų, jinai yra prižiūrėta, bet jinai yra jautri šiaip, nes ir amžius jau vis tiek iš 50, kai aš sakau, dinozaurų amžius, pusė amžiaus jau, ar ne? Nuo to 100, jeigu skaičiuojant. Tai aišku, tą odą reikia prižiūrėti. Ir aš nepasiėmiau tiesiog to depiliacinio kremo ir paskui teko man įsigyti ir tas nusidepiliuoti kojas ten viešbutyje. Ir aš galvoju, ką aš čia dabar darysiu, ar man čia neišbers iš tikrųjų, bet kada pasiėmiau šitą mūsų alijošių gelį, ar ne? Kaip, žinokit, jisai gerai nuramino odelę po visų depiliacijų, tai naudokite drąsiai. Vežkite su savim ir tepliokitės ir nebijokite. Labai labai geras dalykas. Ir dar plus, kad jis yra antiseptikas ir gan drėkiklis ilgalaikis išlieka toks poveikis drėkinantis jo. O grožiui ką dar aš naudoju? Tai grožiui aš naudoju. Aš naudoju flavonoidus, aš naudoju Q10,
Aš naudoju magnį, bet aš sakiau, kad magnio lygiai taip pat yra ir beta-gardė. Mums jį reikia visą laiką su savim kelionėje turėti. Jis yra labai padedantis atstatyti visą mūsų kūno balansą, ar virusas, ar kažkoks kitoks užkratas gali mus užpulti, jis labai labai greit išvalo, netgi laisvuosius radikalus iš kraujo išvalo per kepenis, per visą kitą. Tai va, vitaminas E, jis irgi yra beta-gardė, bet aš atskirai visą laiką vežuosi jo. Ir pasiemu tų batonėlių, kaip aš sakau, kad graži pati savo atrodyčiau, ar ne? Tai va, tas Q10, jis man yra ypatingas ir šitą maišelį lygiai taip pat dar yra įdėtas karotinoidas. Jis per 15 minučių, jeigu paplūdimiu pavaikščiosite ir bent jau savaitę prieš kelionę išgersite gerą kursą šito karotinoido, tai kai jūs nueisite, jums saulytė užteks pabūti kokį 15 minučių, jūs būsite labai gražus, oda bus tikrai labai tokia persikinė, išskirtinė ir tai tiesiog oda nesilupa, ką galiu pasakyti, nes labai daugelis žmonių turi tokią jautrią odą, ten pusę valandos saulė ir jie nusilupa ir viskas, ir sekančią dieną jie negali įti tą saulę. Tai čia bus iš vidaus ultra apsauginis filtras ir kaip tik grožio, plaukų, nagų, ragų netgi. Man jisai ramybę dar kažkaip tai duoda, aš nežinau, čia įdėti persikai, čia yra įdėta oboliukai, čia yra braškės, čia yra grūdai, čia yra lašiša, čia yra tiek visko, kad vajetau. Ir tikrai daug nieko neužima, va, į tokį maišelį galite susidėti ir laimingai važiuoti. Va ir viskas. Ir Botanika balansą dar labai rekomenduoju, kartu pasiimti netgi gal ir kokteilių dar, žiūrint kaip jūs. Vasarą aš tikrai stengiuosi mažiau valgyti, ne dėl to, kad noriu kūdintis, bet tiesiog aš į pagalbą renkuosi maišelį Nutrišeiko, maišelį Neolife šeiko, čia dėžutės atrodo labai didelės, bet jie yra labai mažučiai, 40 gramų, 20 gramų, žiūrint, ką jūs pasirinksite. Tai yra visa maisto porcija ir jinai yra skiedžiama su vandenuku, tai gausite ir to vandenio, ir nebūsite ištroškę, ir nebūsite alkani. Čia yra labai didelis spektras ir karotinoidų, čia yra ir vitamino A, irgi kuris yra iš karotinoidų grupės, ir kalcio yra, ir folinės rūgšties yra, ko mums tikrai labai reikia. Geležies yra netgi įdėta, cinko yra įdėta, magnio yra įdėta. Tai jūs pagalvokite, vieną maišeliuką, ne? Ir jūs, ulele, galite varinėti iki pat vakaro, nuo ryto iki vakaro, esu pati savo žavi. Lygiai tą patį rekomenduoju padaryti ir su Botanika balansą. Tai čia yra labai tiesiog gerai turėti, nes Botanika balansas, jisai yra skirtas būtent mums kaip ir prevencija onkologijai, kaip ir hormonaliniai miego sistemai sutvarkyti, virškinimo sistemai sutvarkyti. Taip pat jis yra kaip karotinoidas, jis turi tenai ir morkyčių, ten yra labai graži kapsulės spalva. Aš ją tiesiog pamilau tą karotinoidų kompleksą vien dėl tos spalvos, jinai mane tiesiog užbūrė, nes ten yra įdėtas ir kurkuminas, ir gurkmėja, kas žinot, kokie stiprus visi ajurvedos, kas domisi ajurveda botanikos, visais, visom gerybėm ajurvedos, ar ne? Tai čia yra įdėtas ir cinamonas, jisai nervų sistemą ir virškinimą tvarko, ir viršsvorį labai tikrai gerai sutvarko. Gliukozės kreivę sutvarko ir tiesiog insulinas mums nešokinėja, kaip tiesiog neprovokuoja mums talkio jausmą. Tai aš va tiek ir norėčiau, kad jūs su savimi ir turėtumėte, ar ne? Ar užsimanėt keliauti gal iš karto? Kelionė yra labai didelis turtas. Ką tikrai pamatėjai, ką suvalgiai, tai yra tikrai tavo. Bet kad mokėti atsirinkti, neišsimėtyti pinigų, kur nereikia, ar ne? Ir ką įsidėti, kad mes išliktumėme gražus, energingi, subalansuoti
ir tiesiog labai daug ką pamatė išvykę į tą kelionę. Tai vat netgi jeigu ir kojos patinsta kitiems žmonėms, aš irgi rekomenduoju šitą alijošiaus gelį ir visą laiką su savim vežuosi vat šitų flavonoidų, kadangi flavonoidai jie stiprina kraujagyslių sienelių, kad pralaidumas nebūtų, ar ne? Ir tai yra vitaminas C, kuris mums taip pat yra reikalingas. Tai vat. Tai jūs būsit atstatyti skysčių balansas, sutvarkytas, maisto mytyba sureguliuota, grožiai turite, kažką skalbti, pasiteplioti turite, draugiai įdėti šokoladėlį, kažkokį pasidalinti lygiai taip pat turite. Čia yra tikrai ne reklama, aš tiesiog pasakau, kad šitie dalykai mums yra reikalingi kasdienybei, nes maistas yra paskutiniu metu tikrai labai prastas, o kad mums reikia dirbti daug, laiko nelieka auginti tą savo daržovėlės, o jų nuvažiuoti įsigyti, kaip ir mes čia užsienio šalyse tikrai nėra tų turgelių, tai aš jau labai renkuosi geriau neprivalgyti to, kas gal ir nelabai veikia, o dar kaip tik užteršia tą kūną mūsų, išvengiu kaip alergijų, kurios alergizuoja ir būnagi tenai ir paukštienas su hormonais, ir tie pievagrybiai užauginti ne ant žemės, kaip aš sakau, ant kartono dėžučių. Ir obuoliai būna prisirpinti dujų dėka, jeigu nežinot, galiu papasakot, ir kaip galima rasti arbūze arba obuoliuose tiesiog nitratų viršytą 10-100 kartų. Tai aš tą kalbu tiesą, nes pati turiu įsigijus aparatą. Aparatas tikrina ir bulvytės, ir daržovytės, ir vaisius, ir žuvį, ir paukštieną, viską galiu aš patikrinti. Ir dėl to drįstu apie tai kalbėti, kad mes, aišku, viso pasaulio galbūt nepakeisim, bet galim pakeisti save, atsirinkdami, galime padėti kitam atsirinkti ir tiesiog žinoti ir kalbėti drąsiai apie sertifikuotą ir patentuotą kompaniją, kuri išleidžia tikrai labai gerą produkciją, kuri veikia. Ir tai yra maistas ląsteliai, o kad ląstelė būtų gera, tai čia reikia tikrai labai susimastyti, nes kada jau mūsų ląstelė yra, kaip pasakyti, ląstelė, jinai yra tampri, turi būti, turi membranas, ir jeigu jau yra jinai užkišta ir nepasišalina tie visi toksinai ir negali ateiti daugiau gerųjų medžiagų, tos energijos ląsteliai, kurios reikia, tai taip jinai pasidaro nebeaktyvi, jinai tiesiog susitraukia kaip citrino žievė, tiesiog visa suvytusi, tokia išvaizda yra ląstelės, ir jinai tiesiog pasidaro onkologinė. Bet ir visas jum atsakymas, kodėl mums reikia labai žiūrėti, ką mes dedame į burną, ką mes valgome ir nuo ko mums paskui šypsena veide. Arba net ne veide, kitą kartą ir nuliūdėti tenka, kad oi, kaip aš laiku nesusimaščiau, kaip aš galėjau tą pradėti daryti anksčiau, kažkur tai gal pirkau 5 rankinukus, kurie išėjo iš mados ir jie man dabar nebereikalingi, ar ne? Ir nepagalvojau, kad galbūt man reikia judėti į sveikatą ir taip atsistatyti ir išlikti sveikai, gražiai, reikalingai, mylimai, kad galima būtų tuo dalintis ir kuo ilgiau gyventi. Tai mano tikslas yra būtent toks, kad nepakenkti žmogų, padėti. Ir dėl to aš tikiu, kad galiu gyventi su šitos kompanijos produktais, kurie yra tikrai labai veiksmingi iki 100 metų. Aš tuo tikrai labai tikrai tikiu ir žinau, kad taip yra įmanoma. Tiesiog turiu tokią nuojautą, tokį Dievo palytėjimą, kur tikrai galiu drąsiai apie tai kalbėti, nes labai daug ką išbandžiau. Ir tikrai save susirinkau ne pirmą kartą, tai jeigu tau kažkas čia atrodo reikalinga būtų, arba tu norėtumai kažką daugiau gal sužinoti, ar ne, tai medžiagos yra tikrai daug, bet aišku, kitą kartą su ta medžiaga reikia mokėti ir susitvarkyti, reikia turėti profesionalų žmogų, kuris turi ne tik tai mokslą, bet ir turi savo patirtį, kuris tikrai galės tau kažkaip tai bent jau pasakyti, kad susinaikinti gal ir greit galima, bet ir atsistatyti reikia mokėti. Tai mes tiesiog nepatingėkime, nebūkime kažko tai įsigandę, mokėkime
paklausti, ieškoti tų atsakymų. Ir tiesiog mes dalinkime tais gerais dalykais, kurie galbūt tas pasidalinimas nieko nekainuoja, ar ne? Ir kas tau vat yra resursas? Man resursas esu aš pati. Labai save myliu, nes yra dėl ko mylėti. Kada tu į save tiek įdedi, tu kitaip jau nebegali gyventi. Tu nori tiesiog tai būti. Turi išliekamą vertę, turi ilgamžiškumą, turi tiesiog patirti savo. Ir tai yra labai didelis turtas. Tai vat, man ta sveikata, maistas, kelionė, bendrystė yra išliekamoji vertė. O kaip jum, tai nežinau, bet aš jaučiu, kad mano grupiai žmonės, jie labai susiklausę pasidarė. Jie tiesiog dabar gyvena nebe iliuzijom, jie gyvena vizijom, jie įgavo drąsos, jie eina teisingų kelių, jie dirba, užsidirba to, ko anksčiau negalėdavo padaryti. Kada atsistatai, tu gali padaryti tą patį darbą lengviau ir su 10 kartų grįžtamuoju rezultatu. Lieka laiko kelionėm ir dėl to ta tema tokia dabar šiandien pas mane atkeliavo, kad Sanelė padėktų man sudėti į krepšelį, nes aš jau be jų nesijaučiu net saugi. Aš turiu tokią meilę šitai kompanijai. Tikrai Jurgita labai gražiai man padėkojo, sako, ačiū Dievui, kad turėjau galimybę jūs rasti ir kad jūs man pristatėte šitą kompaniją. Tai linkiu kiekvienam tiesiog išdrįsti savo norėti padėti. Labai visus myliu, perduodu linkėjimus į daug šalių, labai gerbiu savo aplinką, savo žmonės. Už kiekvieną žmogų tiesiog negali neverkti iš tikrųjų. Už kiekvieną žmogų savo gyvenime atsiųstą aš labai dėkoju, nes aš ir pati labai praturtėjau, apšilau, pamilau gyvenimą dar labiau. Tai jeigu jūs norite tą meilę dalintis, tiesiog nebūkite savo niekada abejingi. O pagalbą rasite. Yra žmonės tikrai, kurie turi gilesnį tokį pajautimą ir jie tiesiog jūs suras arba jūs susitiksite. Nes jeigu tu pats gyveni ne bet kaip, tau tiesiog ir atsitinka stebuklai. Tai aš už tos stebuklus, už tą išliekamą vertę, nes ką suvalgiai ir ką pamatai, tai yra tikrai tik tavo. Tai būkime mes tuom turtingi. Lauksiu žinučių, kam reikia padėti susiruošti krepšelį kelionę. Tikrai prisiemu atsakomybę ir padėsiu. O jeigu kažkam tai tiesiog kažkaip tai ir liūdna gal ar ne, tai tiesiog parašyk man ir viskas. Ir mes eisime į tą šviesų rytojų su tuo resursu ir su to išliekamą vertę, kai aš sakau, mylėkime, saugokime vienas kitą, nepamirškime ir tėvelių, ir žmonių, kurie mums gyvenime kartais pabuvę yra ramsčių. Ir tiesiog dovanas mes galime padovanoti netgi ir nupirkę kažkokį tai gerą produktą kompanijos, kuri tikrai tas produktas veikia ir tai bus labai gražu. Aš dovanų senai neperku, aš tiesiog dalinuosi, ką turiu iš šitos produkcijos kompanijos, nes yra tikrai daug ką. Net ir vieną batonėlį galima padovanoti ir nenusiskriausime labai, bet kažkam tai labai padėsime. Arba tiesiog gal žmogus užsinorės ir pats daugiau kažką tai sužinoti apie tai, kaip sau padėti. Tai va, iki tada. Iki sekančio karto, šeštadienis, gal bus irgi gyvas laivas, kalbės daugiau gal žmonių. Tai ačiū, kad išliekat kantrus, nebejingi. Ir man labai brangus. Iki, susimatome kitą dieną.
arba tiesiog, kada jūs man pabelsite į duris. tai, tai va taip pat. Nu, iki. Ačiū už dėmesį.